2003 m. vasario 26 d. buvo prisaikdintas šeštasis Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas. Ta rytą, žengdamas jam patiestų kilimu, jis negalėjo ir įsivaizduoti, koksgi likimas jo laukia. Kad te praeis vos 13 mėnesių, iš kurių net 5 bus atiduoti dar neregėtai kovai, ir jis po apkaltos štai šituose pačiuose Seimo rūmuose bus pašalintas iš prezidento pareigų. Kad po to praeis dar 14 mėnesių ir jis negailestingai sutryptas ir visam gyvenimui išbrauktas iš politikos ir vėl galės atsitiesti ir žmonėms pasakyti: štai, žiūrėkite, dėl 2 kaltinimų aš jau išteisintas. Ir greit neliks ir to paskutiniojo, dėl pilietybės. Šitokia neįtikėtina prezidento istorija tą inauguracijos rytą niekam negalėjo ateiti į galvą. Net ir tiems asmenims, kurie netrukus pirmieji Europoje ją pavers tikrove. Mes neturime bijoti permainų. Ir neturime bijoti keistis. Po keliarių metų turėsime būti kitokia visuomenė. Artimiems asmenims šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos konstituciją ir sulaužė duotą priesaiką. Todėl Respublikos prezidentas Rolandas Paksas šalintinas iš užimamų pareigų. Apkaltos procesas skelbiu baigtu. Istorija nežūsta. Istorija įrašyta bus, istorija teisinga visada lieka. Ja galima iškraipyti laikinai, bet tas, kas buvo, neišbrauksim iš atminties. Ir ta istorija perskaitys vaikai, jiem bus gėda turbūt nueit ant savo tėvo arba senelių kapinių. Kiekviename žmoguje, net gal pačiam menkiausiame žmoguje yra jau užkoduotas teisingumo jausmas. Jis yra toks pat kaip alkio jausmas, kaip visi kiti mūsų. Tiesiog kaip refleksas. Ir tas jausmas visada galbūt aiškiau negu teisinė kalba dažnai, negu teisiniai procesai. Jisai pasufleruoja, kad čia yra kažkas ne taip. Kaip jūs vertinate tai, kas buvo padaryta su prezidentu Rolandu Paksu? Dviem žodžiais sunku. Begėdiška, nachališka, neteisybė. Čia mano atsakymas būtų vienareikšmis. Jis nebuvo tiek nusipelnęs, kad šitokia elgsena ir su šitokiu vulgarumu, su šitokiu teisiniu redukcionizmu, su tokiu primityvizmu būtų susidorojama. Visą tą laiką aš gyvenau ir jaučiausi tarsi ne Lietuvoje, tarsi tai būtų vis dėlto netikrovė. Ir jeigu taip reikėtų vienu žodžiu apibūdinti, kaip juoda cunamio banga pamažu kloja mus ir nieko tu negali padaryti.
viskas buvo emocija. Tokia emocija mesta į minią ir privertusi žmonės atsisakyti minčių, analizės, kritikos. Tokia emocija, kuri pavertė iš tikrųjų, daugelį žmonių pavertė minę, galvojančią inertiškai, besielgiančią taip kaip kiti. Tiesiog taip tuo metu buvo taip atrodė, kad tu esi toks teisingas, jeigu esi prieš Rolandą Paksą. Juk buvo mesti dideli pinigai, televizija, visos laidos tos. Davė, tikino be jokių faktų. Be jokių faktų. Žmonės lengvatikiai, kitaip nepavadinsi. Ir įtikino daugelį. Ir šiandien, kada pavyzdžiui, gydytoja nesisveikina su manim todėl, kad aš remiu Paksą. Žmogus naivus. Nu kaip tai? Taigi rasta medžiagos, kad jis tarnavo Maskvai. Jis buvo kur sakau, kur rasta. Juk aš tai esu skaitęs visos tos kaltinimus, asgi žiūrėjau ypatingai. Nieko jam neprimetė. Tai jeigu jis būtų kur nors ką nors radę, pas Paksą ką nors radę, Jėzau mano, taigi būtų baudžiamąją bylą iškėlę. Laisvi gyventojai. Atsisveikinu su Laisvės diena, su Laisvos spaudos diena. Europos Sąjungai. Aš labai norėčiau, kad jūsų šitą smagų skardų raginimą išgirstų mūsų tėveliai, išgirstų visa Lietuva. Per mano gyvenimo istoriją man teko tik tai 2 kartus gyvenime matyti, kuomet valstybės prezidentas buvo pašalintas iš savo posto. Tai tas buvo Jungtinėse Amerikos valstybėse, kuomet prezidentas Niksonas priėjo prie apkaltos proceso, jam grėsė apkaltos procesas pašalinti iš pareigų ir jis pats atsistatydino. Ir antrą kartą gyvenime teko matyti mūsų Lietuvos prezidento atšaukimą ir apkaltos proceso pravedimą. Mano nuomonė, aš giliai įsitikinęs, kad Paksas tikrai nepadarė tokių didelių konstitucinių nusikaltimų, dėl kurių jis turėjo būti pašalintas iš prezidento. Aišku, reikia labai pripažinti, Paksas padarė keletą kardinalių klaidų. Ir ypatingai didelė klaida Pakso buvo, kuomet savaitę ar 2 prieš Seimo balsavimus jis staiga poną Borisovą paskyrė savo patarėjų ir kitą dieną tą sprendimą atšaukė. Tas labai neigiamai nuteikė daugelį Seimo narių, kurie anksčiau galvojo, kad šitie visiems daromi kaltinimai nėra pilnai paremti faktais ir įrodymais. Kita vertus, aš norėčiau pasakyti, kad labai turbūt sunku galvoti, kad galima buvo nepadaryti klaidų, ar tų, ar kitų. Kai tu nuo pirmos dienos esi iš tikrųjų, gal kito žodžio nespjudomas, kai tu esi psichologiškai spaudžiamas į kampą, kai tu esi priverstas kasdien teisintis ir kautis už kiekvieną tavo tą egzistavimo minutę, už kiekvieną savo žodį. Tokia būsena nei vienam normaliam žmogui, o vis dėlto ir prezidentai, ir aukštieji politikai, visi yra tik žmonės, nei vienam nėra pakeliama.
Natūralu, antrą dieną po rinkimų jau buvo formuojamas antifašistinis frontas. Įsivaizduokit, kokioj šalyje demokratinėje, tik išrinkus prezidentą, jau rengiama šutvė, kuri ateityje turės įvykdyti sąmokslą. Ta iš tikrųjų dar netgi, sakyčiau, labiausiai paliudė tas faktas, kad ponas Borisovas iki šiol yra Lietuvoje, laisvas, sveikas, vaikšto. Ir jeigu tas žmogus, kuris kėlė neva tokią grėsmę nacionaliniam saugumui, su juo nieko neatsitiko, tai ką jau čia bekomentuosiu. Tavo klaida su Borisovo ten paskirimu visuomeniniu patarėju, tai tiesiog jau buvo damušto žmogaus toks desperatiškas žingsnis. O visa kita, man sunku vertinti politiškai, ar tos klaidos yra reiškia, labiau svarbios ar ne. Bet teisės požiūrių, tai akivaizdu, kad Paksui buvo pritaikyti labai aukšti standartai. Ir jeigu tokių standartų laikytųsi mūsų politikai, tai mes tikrai galėtume džiaugtis, kad mūsų valstybė yra pavyzdinė. Bet jeigu mes ir po apkaltos dabar, kaip jūs pasakėt, laikytumės tų standartų, ar ne, tai ar politinėme elite kas nors liktų gyvas? Abejoju. Abejoju, iš tikrųjų tada nežinau, kas turėtų mūsų šalį valdyti, nes aš manau, kad kitų tada apkaltos turėtų būti žiauresnės. Jeigu vadovautis tais standartais, kurie buvo suformuoti Pakso apkaltos metu, tai šiandien turėtų lėkti iš postų beveik didžiuma, aukštybėje esančių žmonių. O jeigu jie nelekia, tai reiškia, kad Paksui buvo pateikti paaukštinti reikalavimai. Už tokį dalyką žmogų morališkai sužlugdyti, už suteiktą pilietybę žmogui, kuris buvo apdovanotas buvusio prezidento, ankstesnio prezidento Valdo Adamkaus ordinu už nuopelnus Lietuvai, o už pilietybės sutikimą nusipelniusiam Lietuvos žmogui pilietybę suteikti reikia jį sudraskyti gabaliukus. Absurdas. Absurdas, nežinau, ar yra valstybė tokia. Tuo tarpu, kai šiandien tie nusižengimai ir visos šitos istorijos su sugriuvusiais bankais, su EBSV, su ponu Petriku, kurį palėtė kairėje pusę, su Mažeikių nafta, kurį palėtė ir purvų į ilgam uždrabstė dešinėje pusę, Alita, kitos istorijos, kurios čia buvo, ir po to šitie tomai su didžiausio pompo, su žurnalistų kameromis, vežami į konstitucinį teismą, žiūrėkit, mes nuteisėme Respublikos prezidentą. Ne, jūs, ponai, nuteisėte save, bet sprendimas ateis kiek vėliau. Tai pilietybės suteikimas yra šiurkštus pažeidimas ar ne konstitucijos, o Mažeikių naftos istorija ne. Tai va, aš kaip tik tą pavyzdį norėjau, kad ten buvo padaryta tautai 700 milijonų žala. Ir niekas už ją neatsakingi. Štai šitas žmogus, kurio, jeigu pripažinsime, kokie tai formalūs pažeidimai, kurie nesukėlė jokios tautai žalos,
vadinasi, tapo žymiai sunkesniais pažeidimais už ažanos. Vadinasi, užtat čia mes įkeliam šitą. Ir kol yra dvigubų standartų logika, to logikos iš vis nėra. Ir čia mes pašišęs klausimas, man nors neturi prasmės. Mano vienintelis buvo labai trumpas ir aiškus atsakymas, kad Williams turi būti Lietuvoje ir čia apie tą klausimą nėra ko kalbėti, o apie detalės aš negaliu kalbėti, kadangi aš iki šios dienos nežinau nei kas kalbėta, nei kas susitarta, nei kas prižadėta, nei kas parduota, nei kas pirkta. Jokių sutarčių, ar rašytinių, ar žodinių, ar kitokių su Borisovu nesu pasirašęs ir nežadu pasirašyti. Jeigu kas nors dėl šito dalyko abejotų, aš siūlyčiau prisiminti 99 metus sutartį tarp Lietuvos ir Amerikos kompanijos Williams. Galėdamas išsaugoti savo kėdę, aš galėjau pasirašyti sutartį, bet ir tada nepasirašiau. Ne mano madoj tokius dalykus daryti. Antras dalykas, ką norėčiau akcentuoti, mylėjai mano, nei konstitucijos, nei priesaikos, nei įstatymų aš nesu pažeidęs. Ir viskas, kas yra surašyta dabar, laikinosios komisijos, kurį vadovaujama buvo Sakalo, išvados, tai yra gandai, prielaidos ir prasimanimai. Ta drąsiai jums teigiu. Ir aš manau, kad užteks proto ir teisininkams, ir kitiems žmonėms atskirti pelus nuo grūdų. Ta drąsiai aš jums sakau. Jūs esate žinomas teisininkas, profesorius, taip? Monografiją parašęs, sako, didžiulę, taip, apie teisinės valstybės kūrimą. Ir jums, ką, nekelia abejonių, kad Rolandas Paksas už pilietybės suteikimą Borisovui buvo nubaustas nepagrįstai? Taip, aš ten nerandu argumentų. Aš, pavyzdžiui, studentams tada sakiau, po šito konstitucijos teismo tarimo, kas yra teisė, aš nežinau. Aš priklausau prie tų, kuris visgi galvoja, kad prieš Paksą buvo pakankamai moralinių įkaičių, kad kaip prezidentą jį nušalinti. Bet aš laikausi tokiu principu, kad visiems turi būti vienodi kriterijai. Jeigu Paksui, tai ir kitiems. O dabar gaunasi Paksui, kai kas, tarkime, telefoniniai pokalbiai įrodymai, Zuokui neįrodymai. Ir mes matome, tas pats šitas Zuoka, kuris dalyvavo aktyviai Pakso vertime. Aš, pavyzdžiui, vieną gretą nestatyčiau, nes visgi aš skeptiškai žiūrėjau į Pakso prezidentavimą, bet, tarkime, į dabartinę jo buvusio oponento Zuoko, tai aš galvočiau, kad kiekvienoje normalioje visuomenėje tai jis ne tik negalėtų būti meru, bet be baudžiamosios bylos sunkiai įsiverstų. Labadiena! Aš tikrai atsiprašau už daugelį dalykų, kurie buvo padaryti daugelio valdžių. Tame tarpe ir aš kaip miesto meras. Ne viską padarau, kad gyvenimas. Rolandui Paksui, man atrodo, čia jau ką mažai bepadės, bet būsimiesiems prezidentams turėtų būti pakankamai aišku, jog su įstatymais, netgi prezidento atveju, gali būti pasielgiama visiškai neįstatymiškai, visiškai neteisėtai. Tai kodėl vis dėlto buvo peržengti tų, kurie inicijavo apkaltą, iš jų pusės peržengti esminiai dalykai? Todėl, kad Lietuvoje kol kas galioja telefoninė ir kabinetinė teisė. Man
man labai keista yra Seimo pirmininko elgesys, kuomet jis pranešė, kad būk tai gavęs kažkokią tai pažymą iš valstybės saugumo departamento. Ta pažymą nepristatė prezidentui susipažinti su ją, bet toj pat Seimo frakcijų atstovams išdalino kaip kaltinamą į aktą. Ir nuo to viskas prasidėjo tada. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Taip. Kur? Aš esu teisininkas, aš žinau, kas tai yra žmogaus teisės, žinau, kas tai yra žmogaus teisė į privatumą, žinau, kas tai yra operatyvinė informacija. Ir manipuliavimas operatyvinė informacija, aš iš karto pasakiau, kad tai yra atominis ginklas ir jeigu jį paleis valstybėje apyvartą, tai čia kiekvieną galima sužlugdyti. Ir mane trikdė asmeniškai būtent žmogaus teisų pažeidimai. Ir galų gale ta manipuliacija, pagarsinimas valstybinių paslapčių, operatyvinės informacijos, tai yra savaime pažeidimas. Tai viskas prasideda nuo